Prisistatyk, Laimute. Tai labas vakaras visiems. Džiugu, kad prisijungėte šį lietingą vakarą. Tikiuosi, kad šis vakaras jums bus naudingas. Po paskaitos galite pasidalinti savo klausimais, jeigu turėsite klausimų. Aha. Ir šiandieną, kas manęs nepažįsta, tai prisistatysiu. Aš esu nutriciologė, dirbu su individualiai konsultuoju žmonės, kas liečia svorį, kas liečia hormoninę sistemą, atlieku birezonansinę diagnostiką, sudarau tiesiog organizmui palankų atsistatymo planą. Ir taip pat jau 2 metai draugauju, bendradarbiauju su kompanija Yes Global. Tai labai džiaugiuosi iš tiesų, kad ši kompanija atsirado mano kelyje, dėl to, kad tai yra didžiulė pagalba žmogui su šiais Yes Global produktais. Ir ši sistema padeda įvairioms organizmo sistemoms greičiau atsistatyti, greičiau regeneruotis organizmui. Ir tuoj mes čia techninius. Tu kalbėk, aš noriu pervardinti, kad kalbėk. Tai labai džiaugiuosi šią kompaniją, jos produktais. Ir nesenai grįžome iš Malaizijos ir turime labai daug įspūdžių, turime labai daug geros informacijos, tokio patvirtinimo, kad einame teisingų kelių, kad šis produktas yra iš tiesų unikalus. Turėjome galimybę susipažinti su daktarė Čian iš arti, pabendrauti su ją, užduoti klausimus ir taip pat man tai yra labai buvo svarbu šitas dalykas, nes aš grįžau iš tos kelionės iš tikrųjų su tokiu didžiuliu užtikrintumu šią kompaniją. Visais taškais ant jį uždėtais. Nesvarbu, aš manau, kad tegul būna. Tai svarbu kalbėti. Tai šiandieną mes pakalbėsime apie labai svarbią temą, apie svorį. Kodėl tas svoris auga, kodėl jisai užaugęs nenukrenta taip greitai, kaip norėtųsi, ar ne, ir kokie tai įtakoja dalykai. Ir šią paskaitą aš noriu jūs paskatinti vis tik tai atkreipti dėmesį šitą sritį, į svorio tą augimą, nes jisai yra šiai dienai labai opi problema pasaulyje. Ir nuo svorio labai priklauso mūsų gyvenimo kokybė ir mūsų apskritai visa sveikata. Ne tik tai, kad tai yra grožis, kad mes įtilpsime į kažkokį tai gražesnį drabužį ar ne, gražiau atrodysim, bet pirmoje eilėje tai yra turi būti sveikas svoris, kad mes jaustumėmės sveiki. Na va, tai kodėl auga svoris, tai pirmiausia yra tam tikri pagrindiniai faktoriai. Tai yra kas įtakoja? Tai įtakoja stresas, įtakoja hormoninė sistema, hormoninis disbalansas, jeigu jisai yra, įtakoja emocinis valgymas, tai yra, dar geriau girdėsiuos, įtakoja emocinis valgymas, dėl to, kad dažniausiai tai yra maistas panaudojamas kaip nusiraminimo priemonė. Taip pat žarnynas, tai jau dauguma šitą žino, ne, kad pradėjus tvarkyti žarnyną, pradeda mažėti netgi kūno apimtis, yra tikrai geresnė būsena, jausena. Ir aišku, natūraliai, jeigu yra per didelis svoris, jisai įtakoja energijos trūkumą, tikrai ir mažesnis darbingumas, smegenų rūkas būna ir įvairūs kiti dalykai. Ir bendras organizmo disbalansas pasireiškia.
Mums labai svarbu, kad mūsų kūnas apskritai jisai stengiasi visą laiką išlaikyti tą balansą. Ir tai yra ta homeostazė, ar ne? Tai yra kūno gebėjimas išlaikyti stabilumą. Tai yra kūno, mūsų, nu, galima taip sakyti, tai yra mūsų kūno atmintis. Ir šitas homeostazės visas procesas, jisai reguliuoja kūno temperatūrą, jisai reguliuoja gliukozės lygį, vandens balansą ir kūno svorį. Dažnai, kada dauguma meta svorį, mažina tą svorį, ne, kūnas dažnai priešinasi. Ir būna taip, kad ne taip paprastai jisai ir pamažėja, ar ne, dėl to, kad natūraliai jisai jaučia grėsmę, kad va, mes dabar neišgyvensim, dėl to, kad iš pat senovės yra ta informacinis, sakykime, pas žmogų likęs laukas, kad maistas, tas visas, tai yra išgyvenimo, kaip, nu, išgyvenimo, tai tolygų mirčiai, ar ne, jeigu kažkas tai iš manęs atimama, ar ne, tai yra daugiau kaip jaučiamas toksai grėsmės pojūtis. Ir kūnas bando kaupti, kaip tik neatiduoti. Todėl labai reikia, kaip sakau, harmoningai, išmintingai eiti prie šito proceso, prie kūno apimčių mažinimo, prie kūno svorio mažinimo. Aš nesakyčiau, kad tai turėtų būti toks sąmoningas sprendimas, kad aš iš tikrųjų noriu sumažinti savo svorį. Dėl to, kad tas toks nesąmoningas, kad aš pabadausiu, arba aš ten, nu, labai noriu lipti savo tą suknelę kažkokiam tai etape, ar ne. Aišku, moteris pabadauja, bet paskui tas svoris gali būti, kad jis grįžta dvigubai. Tai čia yra geriau, aš kai sakau, lėčiau, bet užtikrinčiau, kada mes darome tai sveikai, kada mes žiūrime visą bendrą sveikatą, ne tik tai, kad ten skaičiuoju kalorijas, nes kalorijų skaičiavimas tai nėra tas procesas pats naudingiausias. Na va, tai kodėl organizmas kaupia svorį? Svorio augimas tai yra, tai kaip apsauginė reakcija, taupimo režimą, ne, mes įjungiame. Ir čia yra svarbiausi dalykai, tai yra stresas ir kortizolis, nes stresas dažniausiai patiriam savo gyvenimo etape, nu apie tai mes jau tikrai daug kalbėję esame, kad kada stresas, tai ir tas kortizolis kyla, kortizolis turi įtaką į hormoninę sistemą, hormoninė sistema tiesiogiai susijusi su riebalais, apie tai dar pakalbėsim, apie riebalų kaupimą, ir visa tai turi įtakos ir energijos trūkumui, kada jeigu trūksta energijos, jeigu, sakykime, trūksta miego, sulėtėja medžiagų apykaita, norisi greičiau pavartoti įvairių angliavandenių, tai būna, sakykime, ar šokoladas, ar kažkokie tai pyragaičiai, ar saldainiukai, ar ne. Ir aš tikrai dažnai, kada konsultuoju moteris, sako, nu va, pokelį, visas saldainių kauburėlis, žodžiu, vakare man ant stalo taip ir pasiliko, ne, arba tikrai turiu daug pavyzdžių ir iš praeities, ir iš vaikystės, kai dauguma tikrai vakare prie televizoriaus sėdi ir valgo tos saldainius ir tikrai pakelia tą gliukozę, žodžiu, cukraus kiekis padidėja, insulinas nebesugeba būti aktyvus ir, žodžiu, visi tie procesai jie ir lemia tą mūsų augantį svorį. Ir iš to pasekmė, kad organizme kaupiasi uždegimas, skatina skysčius ir toksinai nepasišalina, žodžiu, visa yra uždara grandinė. Labai svarbus yra miegas, kokybiškas miegas ir tikrai mūsų Yes Global, sakykime, kompanijos bendruomenė, ne, mes turime labai daug pavyzdžių, kada žmonės dalinasi savo
atsiliepimais apie tai, kad galvoja, kad miegas iš tikrųjų yra gilus, miegas yra geras, o iš tikrųjų jisai nėra tikrai jau toksai gilus ir geras. Kai atliekame tam tikrus, nu, sakykime, procesus savo gyvensenui. Na va. Na ir čia yra labai svarbu dabar angliavandenių apykaita ir riebalų kaupimasis. Kaip visas tas mechanizmas vyksta? Pirmiausia, tai yra dažni cukraus šuoliai. Tai yra, kada valgome, sakykime, dažnai užkandžiaujame, tarp valgių užkandžiaujame, kada valgoma ten, sakykime, netaisyklingai, nu, kaip pavyzdys, gali būti daug vaisių iš ryto, pagal, sakykime, tai pagal patį tokį tiksliausią mitybos principą nereikėtų valgyti iš pat ryto vaisių, arba ten valgome kava su pyragaičiais ir taip toliau. Tai visi šitie dalykai, jie kelia cukraus kiekį kraujyje, reiškia, atsiranda daug gliukozės. Tada mūsų kasa, jinai išskiria insuliną ir insulinas ką atlieka? Insulinas turi paimti tą cukrų ir pristatyti ir iš kraujo nuvesti į ląsteles. Ir kai atsiranda per daug, sakykime, to insulino, jisai nesugeba tiek davesti tos gliukozės į ląstelę. Ląstelių nejautrumas atsiranda visam šitam procesui. Ir tada mūsų ląstelėse kaupiasi tie riebalai. Pradeda kauptis riebalai ir daugėja to riebalinio vadinamo audinio. Tai tikslas yra tą insuliną sureguliuoti. Dėl to, kad čia viena iš pagrindinių priežasčių, dėl ko kaupiasi riebalai. Ir riebalai ypač kaupiasi kur? Riebalai ypač kaupiasi pilvo srityje. Ne? Dažniausiai pastebim ir sunkiausia iš tos vietos ir pašalinti. Taip pat riebalai linkę kauptis ir tas pagurklis vadinamas, ar ne, čia rankos, žodžiu, bet pagrindas tai yra kaupiasi pilvo srityje, už tai, kad pilvo srityje yra kortizoliui labiausiai palanki terpė, reiškia, pilvo sritis labiausiai jautri yra kortizoliui. Ir kai kortizolio yra per daug, tada tie visi riebalai, jie kaupiasi būtent šitoje vietoje. Tai tame riebalinėme audinyje. Ir tada natūraliai, kada keliam cukrų, ne, reiškia, yra daugiau užkandžiavimo, valgom cukrų, valgom kažkokį tai maistą, sakykime, nebūtinai cukrų, kažkokią tai duoną, dar kažką tai. Ir tas insulinas, jis nuolatos laikosi kraujyje, jis niekada nepažemėja, ne? Ir tada tos ląstelės, jos tada natūraliai pradeda kaupti tą riebalą. Ir žmogus tik suvalgė kažką, jis pajuto energijos tą piką, ne, bet jam energija greitai nukrenta. Ir va taip mes bandom save restartuoti, kažkaip save atstatyti, ne. Ir tada natūraliai pas mus atsiranda noras visą laiką, alkio jausmas, niekada nenusiramina organizmas. Tai vat šitą vietą būtinai reikia atkreipti dėmesį ir aš visą laiką rekomenduoju pasidaryti kraujo tyrimus, pasižiūrėti tą insulino rezistentiškumo lygį, nes būna, kad iš tikrųjų ta gliukozė yra pakankamai aukšta ir būtent dėl to ir nenukrenta svoris. Kaip čia toliau? Tai toliau yra dar vienas dalykas, tai yra atsparumas leptinui.
Tai yra leptinas, tai yra sotumo hormonas ir jisai siunčia smegenims signalą, kad energijos atsargų pakanka. Tai mes valgom ir mes pajuntam, kad jau aš sotus ar nesoti. Ir realiai tai sotumo jausmą mes turėtumėm nueiti nuo stalo šiek tiek dar nepajutę to tokio labai tokio sotumo jausmo, net tas, kaip sako, sotumo jausmas visada ateina po 15 minučių. Turim leisti organizmui, sakau, nukristi viskam, kad pasijustų tas, bet kada yra stresinė būsena, kada žmogus, sakykime, jisai valgydamas galvoja, bėga jau prieki, ką jisai darys, jisai galbūt įsijungęs televizorių, įsijungęs mobilų telefoną, žodžiu, turi foną. Jaunimas ypač mėgsta jau dabar valgyti tiesiog, žodžiu, ir tarp jaunimo yra didelis antsvoris. Žodžiu, visą tai smegenys fiksuoja ir su laiku atsiranda tas nejautrumas. Žmogus nejaučia sotumo jausmo, jisai nori nuolat valgyti, jaučiasi alkanas net ir sočiai pavalgiusi ir taip auga svoris ir nuovargis. Tai GABA yra neurotransmiteris toksai, kaip aminorūgštis, kuri atsakinga už slopinimą tos neuromediatorius, nuramina. Ir kai trūksta, sakykime, ir šito neuromediatorių, čia viskas yra kartu susiję, ne? Tai ir tos atsparumas tam leptinui yra sumažėjęs. Tai šitoj vietoj reikėtų labai save stebėti ir šitą vietą labai jau prakontroliuoti, sakykime taip, sąmoningai einant link savo norimo tikslo. Bet aš, kai sakau, visada čia yra pagrindas ir aš tikrai turiu klienčių, kurios lyg atrodo ir pasiruošusios tą daryti, ar ne? O kai pradeda žmogus tą daryti, jo įpročiai, jo gyvensena tiesiog žmogų įkalina šitam įprastam mechanizme ir tiesiog nepasiekia norimo rezultato. Taip kad pirmiausia, tai yra, turime atkreipti dėmesį į dėl ko yra tas stresas ir mažinti tas visas priežastis, ar ne, arba keisti, nežinau, mąstymą keisti, eiti į kažkokias tai praktikas atlikti, eiti meditaciją, būti daugiau gamtoje, santykėje su gamta, daugiau laiko skirti pačiam savo, nes dažnai žmogus tikrai įsidalina, ypač moteris, ar ne, tai yra ne viena, ne dvi rankos, bet labai daug rankų, kai moteris pameta save, neberanda, nebežino, kas jinai yra iš tikrųjų, koks jos tikslas, jinai tiesiog atlieka tokią gyvenimo bėgimo funkcijoje yra, ne, ir labai svarbu save surinkti ir padėti tašką ir pasakyti savo, kad aš iš tikrųjų esu pati savo svarbi, kad aš čia ir dabar emuosi, santykį atstatyti pati su savimi ir tada tikrai, yra kaip sakant, geresnis rezultatas. Tai čia dar ką aš norėjau pasakyti, kad tos dietos jos tikrai nenuramins tos, kaip sakau, nervų sistemos, nes kaip tik dar gali iššaukti tą pasipriešinimą, tai čia tiesiog reikia lengvai eiti link šito proceso ir dar pakalbėsime vėliau apie visceralinius riebalus ir taip pat apie žarnyną, tai kad žarnynas iš tiesų labai svarbus mūsų imunitetoj, energijai ir svoriui ir žarnyne, mūsų virškinamajam trakte viskas turi įtakos, tulžies veikla, kasos veikla, kepenų veikla, turi žarnynas, plonasis, storasis žarnynas. Žarnyne iš tiesų, aš atlieku diagnostiką, matau, kaip yra užsiteršę žarnynai iš tikrųjų. Plonajame žarnyne neturi būti jokių ten tų bakterijų ir taip toliau, o visa tai yra ir tai jau sąlygoja žarnyno pralaidumą.
Tai labai svarbu prižiūrėti savo žarnyną, teisingai maitintis, nes jeigu yra prastas virškinimas, yra pilvo pūtimas, blogas maistinių medžiagų pasisavinimas, visą tai turi įtakos ir svoriui. Ne? Ir dažna moteris sako, išsipūtęs tas pilvas, atrodo, aš mažai valgau, bet tas pilvas vis tiek išsipūtęs. Tai va, tai mes turime tam priemonės, apie jas pakalbėsime vėliau. Ir čia yra labai labai svarbu prižiūrėti savo žarnyną, nes tai įtakoja ir mūsų kortizolį, ne, mūsų nervų sistemos būseną ir visa kita. Tai emocinis valgymas, ko gero, irgi visi žinome, kad emocinis valgymas yra, grįžom po darbo ar ne, po įtemptos darbo dienos, atsisėdom, pavalgėm, nusiraminom, paėmėm pyragaičių, paėmėm čipsų, paėmėm dar kažko ir taip toliau. Ir taip diena iš dienos, jeigu vyksta, tai ir svoris auga. Energijos šaltiniu tampa maistas, kada trūksta miego. Tai miegas turi ypač labai svarbus miegas, dėl to, kad nuo 23 valandos melatoninas pradeda gamintis ar ne, ir jeigu mes žiūrime į ekranus, žiūrime į to žydratą spalvą, mėlyną ar ne, jinai įtakoja visus šitus procesus, tą kortizolį kelia ir tai natūraliai skatina kauptis riebalams. Tai čia turi būti labai griežtas, kaip sakau, režimas ir netgi rekomenduojama, pavyzdžiui, jeigu jūs esate išėję iš savo gyvenimo ritmo, pas jūs yra miegas tikrai nesubalansuotas, mėnesį laiko, tiesiog eiti miegoti tuo pačiu metu. Iki 23 valandos turime užmigti, ne? 10 valandą jau geriausia, dabar vasara jau prasideda laikotarpis, tai suprantama, kad vėliau, bet iki 23 valandos einame miegoti, mūsų miego ciklas susitvarko. Per mėnesį, jeigu mes laikomės to režimo, galima susitvarkyti labai labai gražiai. Tai va, ir tokiu būdu atrodo, žinot, kai sakau, aš kalbu tą patį, man atrodo, jau ne vieną kartą iš įvairių pusių, bet labai tikiuosi, kad dauguma jau pradeda tai daryti. Ir tarkime, labai svarbu, kad tamsoje miegotumėm. Ar ne? Dėl to, kad jeigu mes išeiname vėl į šviesą, jeigu mums ten kažkur spingsis spingsulės, švieselės ir taip toliau, kortizolis nustoja, šitas melatoninas nustoja gamintis. Tai va, tai labai svarbu šitus dalykus susireguliuoti, kad nebūtų garsų, kad būtų išvėdintas kambarys, kad galbūt jūs išeisite pasivaikščioti prieš tai, padarysite savo kažkokią tai praktiką, magnio vanelės, drusko vanelės ir taip toliau. Ir saugumo jausmas, tai yra maistas, tai yra kaip saugumo jausmas, ar ne, kad kažko tai man netrūks, kad aš kažko tai gausiu, ar ne. Tai čia irgi reikia su savim šitoj vietoj dirbti, dėl to, kad čia yra jau kaip ir atskira tokia, net sakyčiau, žmogui turėtų būti programa dirbti su tuo emociniu valgymu, nes tai yra visokios įvairios, netgi programos iš vaikystės. Tai va, na ir toliau pakalbėkime apie riebalų ląsteles, tai yra tie vadinami adipocitai, tai yra riebalinis audinys. Jisai yra labai svarbus, kadangi jisai mus apsaugo nuo ko? Nuo sumušimų, jisai reguliuoja šilumą, ar ne, apsaugo mus nuo šalčio, jisai gamina hormonus, tą leptiną vadinamą atsparumą, sotumo jausmo reguliatorius. Bet kada organizme kaupėsi per daug tų riebalų, pas mus aplink organus kaupėsi tie visceraliniai riebalai vadinami. Ir tie visceraliniai riebalai, jie apvelka įvairius organus. Ir kepenis apvelka, ir širdį apvelka, ir, žodžiu, visa tai kaupėsi šitoj vietoj ir moterims ir sukelia lėtinį uždegimą. Riebalai atlieka labai daug funkcijų, ne tik tai, kad jie kaip svoris atrodo. Tai jisai sukelia tą vadinamą uždegimą.
Ir vyrams riebalinis audinys skaitomas normalus apie 10–20%, moterims 15–25%. Moterims reikia biškį daugiau dėl to, kad tai yra reprodukcinė sistema, moteris gimdo vaikus ir taip toliau ir mums šiek tiek riebalų reikia daugiau. Dabar galima pasiskaičiuoti, kiek, pavyzdžiui, 80–88 cm aplink liemenį ir jeigu pas moteris daugiau negu 88, tai jau yra nutukimas. Einame link šito, ar ne? Vyrams, jeigu yra virš 102, maždaug nuo 94 iki 102 cm aplink liemenį, tai jau irgi yra einama link nutukimo. Tai vad galima šitą pasimatuoti. Tai va, ir nu, yra tada ką veikti. Tai va, tai dar labai įdomus dalykas, adipocitai, tos riebalinės ląstelės, jos niekur nedingsta. Jeigu mes priaugame svorio, tos ląstelės, tai jos išsipučia. Jeigu ten kaupėsi riebalas, jeigu jos, jeigu mes numetam svorį, sumažėja tas svoris, ar ne, tos ląstelės jos tiesiog subliūkšta, bet jos niekur nedingsta. Ir jeigu eigoje numetėm svorį, tada vėl priaugom svorio, ne, ir jeigu dar priaugome dar daugiau svorio, tai ląstelės gali užsipūsti iki 10 kartų, ne, bet jeigu dar labiau auga tas svoris, tada jau gaminasi dar papildomos tos riebalinės ląstelės ir jų padaugėja, reiškiasi, vėl numetėm svorį, tos ląstelės niekur nedingo, žodžiu, jos mes jau turime visą gyvenimą. Tik tai esmė, kad mes tą svorį reguliuojam ar ne, mitybą reguliuojam, viskas ok, jos ten yra, bet jos neišsipučia. Tai va, tai tas yra labai labai svarbu, kad ne, jeigu jau einam link šito svorio mažinimo, tai tada sąmoningai, lėtai, užtikrintai, bet tada turime užfiksuoti svorį. O tada, kai mes tą svorį užfiksuojame iki norimo sveiko svorio, tada jau galime sau leisti, na ir kažkaip kartais ir ne visai taip jau sveikai ten pasimaitinta, arba tiesiog mes gyvenam gyvenimą ir mūsų sielai kartais reikia to maisto, kad mes jaustumėmės tiesiog psichologiškai geriau ir tai yra normalu. Ir tikrai niekas nesako, kad mes turime tai save riboti, bet tai turi būti labai sąmoningai, nedažnai ir tikrai tada, kada reikia. Ir dar vienas dalykas labai svarbus, kad moteris, kuri, sakykime, laukiasi vaikelio, jinai priauga per daug svorio, tai kūdikis jis taip pat tas riebalinė, pradeda turėti tų riebalinių ląstelių daugiau. Ir tai irgi turi įtakos vaiko svoriui, vaiko ateičiai vėliau. Tai labai svarbu atkreipti dėmesį ir, aišku, ir pasiruošti, sakykime, tam laikotarpiui ir prižiūrėti save. Dabar, kaip nustatyti tikrai sveiką svorį? Yra toks, galite save pasitikrinti, galim paimti riešą ir kiek jums apimas riešas, ar ne? Jeigu pas jūs pirštai jau plonas riešas ir pirštai apima ir dar lieka, ne, tai jūs esate astenikas. Jūs sunkiai priaugate svorio. Aš, pavyzdžiui, esu normastenikas, ar ne, pas mane grinai susijungia pirštas su pirštu. Tai pas mane susijungia. Tai gerai, tai jūsų yra vidutinė raumenų masė jo ir jums svoris auga tada, kada jūs mažai judat. Jums reikia judėjimo. Normasteniku aš irgi esu tas. Aš tik pastebiu mažiau to judesio, daugiau sėdėjimo, žiūriu, kad biškai jau taip va. Ir tada reikia to judėjimo. Eiti, sportuoti, judėti, nebūtinai tenai į sporto salę, bet tiesiog turi būti judėjimas, ar ne, pastovus. Tai kūnui reikia apkrovos.
Tai vat postnormastenika. Hiperstenikas, kada pirštai jau nesiliečia, tai yra stambesnio sudėjimo žmonės būna. Pas jūs svoris gali būti didesnis nei astenikams ir normastenikams, žodžiu, šitam žmogui reikia jau prisižiūrėti, jam reikia ir fizinio krūvio, žodžiu, bet galite tiesiog grinai pasimatuoti savo apimtį. Paprastai labai. Tai va, tai kodėl antsvoris yra pavojingas? Tai šiaip tai antsvorio problema yra pasaulinė epidemija. Nuo 75 metų nutukimas išaugo iki 3 kartų, iki 25 metų 1 iš 5 žmonių turi jau nutukimą, ar ne, čia sena informacija, tai jau yra tas nutukimas. Žmogus, kuris jau sulaukia 50 metų ir turi antsvorį, jo smegenų funkcija sulėtėja ir jis jau smegenis kaip 10 metų skaitosi ir funkcionuoja kaip vyresnio žmogaus. Galimai gali išsivystyti cukrinis diabetas, tikimybė išaugti nuo 2 iki 10 kartų. Ir atsparumas insulinui, tai yra aukštas ir spaudimas, uždegimai ir padidėja onkologijos rizika. Reiškiasi labai svarbu atkreipti dėmesį, kaip mes valgome, ar ne? Tai vienas iš svarbiausių dalykų tai yra nepersivalgyti, rasti balansą taip, kad jaustumėtės lengvai, neprisivalgę. Neužkandžiauti. Užkandžiavimas yra pats blogiausias dalykas, kurį mes galime daryti savo organizmui. Ir šviežias maistas, tai yra dauguma žmonių būna ir alergiški, nes šiai dienai, paskutinės 2 dienas turėjau atsiliepimą iš 2 savo klienčių, kad tiesiog suvalgė kibinų iš parduotuvės ir alergija. Tai ką tai reiškia? Tai reiškia, kad iš tiesų daug geriau yra pasigaminti kažką, ką jau gali pasigaminti pats, tai sakyčiau, gaminkime patys, ar ne? Jau ką negalime, turime žiūrėti iš tikrųjų, iš kokių šaltinių mes perkame tą maistą, nes tikrai visos bandelės, visos bulkutės, visi įvairūs ten dedami yra skonio stiprikliai. Ir dauguma yra alergiški, kūno reaktyvumas sukelia alergijas į tam tikrus maisto priedus. Jau aš tikrai tą žinau, dėl to, kad pas mane ateina mano klientai, kurie aiškiai matosi ir parašyta reaktyvumas į tam tikrą maistą, reaktyvumas į maisto priedus, reaktyvumas į maisto priedus ir taip toliau. Ir atrodo, kad viskas, ką aš čia valgiau, bet taip yra iš tikrųjų ir šiai dienai reikia labai rinktis maistą atsakingai. Dėl to, kad maisto pramonė, jinai turi savo tikslą, ar ne, savo tikslą parduoti, o mūsų tikslas yra atsirinkti. Visko pasiūla yra be galo didžiulė ir mums reikia išmokti atsirinkti. Tai va, tai įvairūs transriebalai, nesveiki riebalai, cheminiai įvairūs tepalai, dezodorantai, kosmetika, visa tai kaupiasi į riebalus. Ir riebalai, jie atlieka ir hormono, sakykime, pomenopauziniam laikotarpyje, jie irgi išskiria ir estrogeną, ir progesteroną. Ir jeigu mes gauname, tai dalinai atlieka ir tą hormoninę funkciją. Ir jeigu mes dar į save įdedame įvairių chemizacijų, sakykime, ar ne, kad ir namuose plauname paviršius, patį į tualetą pilame chemizuotą, sakykime, kad ir tą patį WC valiklį, visą tai garuoja į mūsų kūną. Mes net nepastebim, kiek įvairių dalykų mes turime aplinkoje, kurie kenkia mūsų organizmui dėl to, kad tai yra ne visiškai kokybiškas produktas, ne?
Tai va, tai šitoj vietoje aš labai noriu paskatinti skaityti etiketės, domėtis, ką mes ant savęs dedam, ar ne, ir tik tai paskui dėtis, nebesitepti bet kokio, tai sakykime, lūpdažio, nesitepti bet kokios krempudros, nes tie dalykai, jie visą tai nusėda mūsų kūne ir ateityje, pavyzdžiui, kad ir jaunos merginos nežiūri, nes, sakykime, mamos turėtų irgi prižiūrėti, pasižiūrėti, kas eina į kūną, dėl to, kad ateityje tai turės įtakos viskam. Ir mums labai svarbu įvairi mityba, reikalingi kokybiški baltymai, geri riebalai ir skaidulos, tam, kad jaustumėmės sveikai. Ir aišku, vanduo. Na ir kas turėtų būti mūsų lėkštėje? 50% turi būtinai būti daržovės. Tikrai iš ryto atsikėlę mes valgome labai daug daržovių, visas bliūdas daržovių ir šiai dienai galima tikrai pasigaminti labai daug įvairiapusiško maisto. Galima, turime tikrai pakankamai visko ir tik tai reikėtų, kaip sakau, išmonės šiek tiek, laiko savo skirti ir pasigardinti savo salotas įvairiais prieskoniais, skaidulom, sėklom ir taip toliau, geraisiais riebalais ir žiūrėti, kokius geruosius riebalus vartojate. Sakykime, jeigu vartojate aliejų, tarkime, pilate ant salotų alyvuogių aliejų, būtinai turi būti geras, kokybiškas aliejus ir jaustis tie polifenoliai. Polifenoliai tai yra, kada mes išgeriam aliejaus ar nejaučiam, kad mums gerklėje šiek tiek kutena, ne? Tai reiškia, kad tai yra geros kokybės aliejus. Tai va, 25% baltymai mėsa 2-3 kartus savaitėje. Ne 2-3 kartai per dieną, bet 2-3 kartus per savaitę. Būna tokių atvejų, kai tikrai žmonės savo šeimuose vartoja labai daug mėsos ir tai tikrai nėra labai gerai. Dėl to, kad organizmas yra užkrautas, jam sunkiau funkcionuoti, sunkiau virškinti. Aišku, organizmas prisitaiko, kasa išskiria tam tikrus fermentus, prisitaiko, bet aš tai kvieščiau tikrai norint išlengvėti, vartoti mėsą 2-3 kartus savaitėje, tai būtų kalakutiena, aišku, vištiena iš sveikų šaltinių, triušiena yra pakankamai tokia dietinė mėsa tiems, kas tikrai nori, na, sakykime, sveikiau ir turi kažkokių tai sveikatos problemų. Kam tinka antiena, jautiena, aš sakyčiau, kiaulienos mažinti kiek įmanoma mažiau. Žuvis, kiaušiniai irgi rekomenduotina, aš net labai rekomenduoju putpelių kiaušinius pavartoti. Putpelių kiaušiniai yra labai sveiki, jie turi daug amino rūgščių, net galima juos valgyti ir žalius, jeigu jie yra tikrai, putpelės nevalgo beleko. Tai va, ir kokybiški angliavandeniai, kruopos, tai yra grybiai, bolivinė balanda, rudieji ryžiai galimai, soros tinka, kam tinka kvinoja. Tai va, tai tokie vat pagrindiniai principai, ar ne, ir jeigu mes dienos bėgyje valgome 3 kartus per dieną, arba 2 kartus per dieną, čia priklausomai nuo kiekvieno žmogaus, ar ne, galbūt jūs turite labai sočius pusryčius, tai tada pakanka galbūt ir 2 kartus per dieną, bet rekomendacija 3 kartus per dieną, ar ne, ir galimai vienas užkandis, tai yra vaisiai, tada, kada organizmas yra pike, kada jisai daugiausia sugeneruoja tos energijos, ar ne, mes galime vartoti vaisius, tai yra prieš pietus valandą laiko. Ir miegas tai yra pamatas mūsų nervų sistemai ir svorio paleidimui. Tai va šitie visi dalykai, jie labai labai yra svarbus ir jie atrodo labai paprasti, bet kiekvieno žmogaus organizmas yra individualus ir reikėtų žiūrėti kiekvienam priėjimą individualiai. Vienam pakanka tik tai, sakykime, mitybos susireguliavimo ar ne,
ten gyvensenos to režimo susireguliavimo ir jam viskas gerai, pradeda reguliuotis. Kitam to nepakanka. Kitam reikia susitvarkyti pirmiausia savo emocinę dalį, susitvarkyti savo psichologinę dalį, susitvarkyti savo aplinką, kurioje jisai gyvena, ar ne, galbūt kažką tai pašalinti, ar galbūt kažką pakeisti, galbūt išeiti net iš to darbo, kuris yra, kuris kelia stresą ir jį pakeisti, ar ne, arba tiesiog keisti požiūrį, bet šitie dalykai jie įtakoja. Tai va. Ir toliau mes perinam prie holistinio sprendimo, tai yra Yes Global kompanijos produktų sistemos, tai yra mūsų numylėti produktai, tai yra Sunrise, Sunset ir Colongard, tai yra kaip, net nepasakysi, nepavadinsi šitų produktų, nei papildais ar ne, nepavadinsi ten, tai yra tokia biosistema, toks sveikatos protokolas, kuris padeda mūsų organizmui greičiau regeneruotis ir atsistatinėti savo, kad užsivestų tie sveikatos mechanizmai, kurie padeda organizmui sveikti, regeneruotis. Tai yra pirmiausia, tai mes turime sunsetą, tai yra vakaras ramybė, jisai būtent ir mažina tą kortizolį, padeda atpalaiduoti nervų sistemą ir gerina miegą. Tai jeigu mes padedam patys savo ir einam laiku miegoti, darom visus tos dalykus, kurie mums reikalingi, sunsetas veiks. Jeigu mes nepadedam savo, šitam produktui bus labai sunku, jam reikės labai ilgai dirbti, ar ne, ir galiausiai žmogus pats savo dažniausiai būna priešas, jisai tiesiog atiduoda atsakomybę kažkam tai. Iš tikrųjų prisimam atsakomybę, ne, ir mes kartu su šita sistema kartu dirbam. Tada yra Colongardas, tai yra Colongardas vakaro ramybė, žarnyno reguliavimas, jo ištuštinimas nereikalingų įvairių šlakų, toksinų, tai yra, kas dar nežino, tai yra atstatymas visos šitos virškinimo sistemos ir jisai turi ir gerasias bakterijas, ir turi ir fermentų, kurie reikalingi mūsų kasai. Kasai išskiria milazę, lipazę, protezę. Tai yra medžiagos, kurios išskiria fermentai, kurie suskaido baltymus, riebalus ir angliavandenius. Ir jeigu nesuskaidoma yra šitos medžiagos, ar ne, tai jos pūva mūsų žarnyne, ar ne? Tai labai svarbu. Inulinas, probiotikai, ląsteliena, žodžiu, visa tai padeda nuraminti gleivinę, aloe vera, kivio ekstraktas ir kitos medžiagos, kurios gerina ir kepenų veiklą, ir tulžies veiklą, nes tulžies veikla labai labai svarbi yra mūsų organizmui, ar ne, kad tai yra riebalai visi, riebaluose tirpus vitaminai, kad visa tai įsisavintų, mums reikalinga teisinga tulžies kepenų veikla. Tai vat šitas produktas, jisai tai reguliuoja. Ir kai mes susireguliuojam, pradam reguliuoti mūsų smegenų ir žarnyno veiklą, į pagalbą ateina Sunrise'as, tai ryto energija, tai yra produktai, kurie regeneruoja mūsų ląstelę, atstato, išvalo, sakykime, taip, nereikalingas iš ląstelių atidirbtas medžiagas, regeneruoja mūsų ląsteles, aktyvuoja NM, tas nikotinamido mononukleotidas, tai yra medžiaga, kuri konkrečiai aktyvuoja mūsų ląstelių energiją ir mažina lėtiną senėjimo procesus. Tai yra šveicariškas obuolys, malus domestika, iš kurio yra paimtos kamienės ląstelės, kurios tiesiogiai veikia į žmogaus kamienės ląsteles. Žodžiu, šitas produktas jisai tinka ir net diabeto profilaktikai, jisai svorio reguliavimo, virškinimo reguliavimo, oda gražėja. Žodžiu, visi procesai, kurie mums reikalingi patenkinti mūsų organizmą, yra Sunrise'e.
Tai yra toks trikampis ir taip pat mes turime, aišku, ir Alpha Max V, tai yra hormoninės sistemos reguliavimas moterims, turime vyrams produktą, kuris testosterono kiekį reguliuoja tam, kad vyrai nemoteriškėtų, nes jeigu didelis pilvas ar ne, ir tai natūraliai rodo, arba plikimas įvyksta ar ne, tai rodo, kad tai yra mažėjantis testosteronas, tai yra vyriška gyvybinė energija, jėga vyro, jo veržlumas, ėjimas į priekį, tai vat mes turime Alpha Max Alprime produktą, kuris būtent skirtas šios vyriškos sistemos gerinimui. Tai šiandieną turbūt trumpai tiek. Aš, jeigu turite kažkokių tai klausimų ar pastebėjimų, galite dabar užduoti klausimus, galiu atsakyti, galite rašyti. Mhm. Taip. Okay.